Sveiki, pasaulio čempionato kovas tęsiasi. Aš praeitą kartą sakiau, kad tikiuosi bent vieną prognozę iš ketvirtfinalio pataikyti. Pataikiau 3, nepataikiau vienintelės ir ta vienintelė buvo skaudžiausia. Lietuva pralaimėjo Serbijai ir nežais pasaulio čempionato pusfinalyje, bet žais dėl 5-8 vietų. Ir aš, basketinių žurnalistas ir GAU3 sport komentatorius Jonas Lekšas, tęsiu savo prognozes ir pradedu būtent nuo ketvirtadienio susitikimų. Komandos kovoja dėl 5-8 vietos ir pirmasis rungtynės tarp Italijos ir Latvijos. Ir abi komandos šias rungtynes pasitinka skirtingomis nuotaikomis. Latvijai vėl buvo arti dar vieno stebuklo, tas stebuklas būtų sunku kažkam ir kitam prilyginti. Buvo per vieną metimą nuo olimpinių žaidynių ir nugalėtos Vokietijos, kuri yra viena pagrindinių favoričių laimėti pasaulio čempionatą. Davis Bertanis prametė metimą, bet vien jau tai, kad Latvija atėjo iki paskutinio metimo, įspūdingai sugrįžo, pasako daug apie komandą. Artur Žagars, nuostabus gynėjas, Kėdainiuose sužaidė puikų sezoną, bet pasaulio čempionate savo vertę keliasi dar keliais kartais ir yra puikus dabar metas būti jo agentu. Na, o Italija pateko žaisti ketvirtfinalį su JAV, ten neturėjo jokių vilčių, skundėsi, kad neturėjo jie žaisti su amerikiečiais, bet svarbiausia, kad jie net nebandė įkasti amerikiečiams ir pralaimėjo beviltiškai beveik 40 taškų. Šios rungtynės tikrai bus įdomios iš tos pusės, vien kad Luka Banki stoja prieš savo gimtinę, prieš Italiją ir iš tos pusės bus labai įdomu pamatyti jo emocijas prieš Gianmarco Paceko šalia šoninės linijos ir mano nuomonė, kad pasaulio pirmenybėse geriau atrodė žymiai Latvija, viso čempionato metu žaidė labai stabiliai, turėjo kažkokios ryškios žvaigždės, bet žaidžia kaip komanda, žaidžia su papildomais perdavimais ir manau, kad dėsningumas čia turėtų būti ir Latvijai žais dėl 5 vietos. Kitos dvi nelaimėlės kovosinčios dėl 5-8 vietų yra Lietuva ir Slovėnija. Apie Lietuvą jau užsiminiau. Apmaudus pralaimėjimas, ten po pertraukos neturėjome šansų prieš Serbiją ir panašių stiliumi pralaimėjo ir Slovėnija, kurie 2 kėlinius priešinosi Kanadai, bet po pertraukos tiesiog pametė rungtynių kontrolę. Luka Dončičius buvo išvestas iš kantrybės ir slovėnai rungtynių pabaigoje taip pat neturėjo jokių šansų. Šis mačas, nors ir abiems komandoms nėra pats smagiausias, bet Lietuva tikrai turi ambicijų revanšuotis, pirmiausia už olimpinę atranką Kaune, kur buvo skaudžiai pralaimėta, ir taip pat iš praėjusių metų Eurobasketo, kai atidarymo rungtynėse buvo gerai kovota, bet galiausiai pralaimėta. Ir sakyčiau, kad šiame mače turėtų būti nemenkas rezultatyvumas. Slovėnai visą čempionatą žaidžia taip. Mūsų gynyba bus labai sunku perimetre stabdyti Luką Dončičių, kuris turėtų žaisti, kuris po rungtynių sakė, kad ateis nauja diena ir mes turime vėl parodyti savo meistriškumą. Reiškia, Slovėnai nestokojo ambicijų sužaisti gerai su Lietuva, taip kad turėtume aukščiausią lygio rungtynes stebėti, bet nebejoju, kad mes susikursime daug patys gerų metimų. Jonas Valančiūnas turėtų dominuoti baudos aikštelėje, ten Maikas Taubė tikrai nieko negalės rimto padaryti, o mes jau čempionate pamatėme, kaip lietuvių žaidžia, kuomet viskas yra laisva, net amerikiečiai nesugebėjo prilygti savo puolimų Lietuvai, taip kad tikiuosi, kad Lietuva žais dėl 5 vietos. Didysis penktadienis pasaulio čempionate ir pirmasis pusfinalis vyks tarp Serbijos ir Kanados. Mega intriguojantis susitikimas, dviejų skirtingų krepšinio stilių komandos susitinka tarpusavy ir jeigu nuoširdžiai net sunku man čia kažką labai prognozuoti, nes aukščiausio lygio tai komandos, bet pabandysiu pateikti savo nuomonę ir sakyčiau, kad kanadiečiai žaidžia atviroje aikštelėje, o serbai mėgsta prisitaikyti. Matėme rungtynėse su Lietuva, jie sugebėjo netgi ir įklampinti lietuvius, spausti nuo galinės linijos, mūsiškiai turėjo labai daug problemų ir esminis dalykas bus, kaip seksis serbams spręsti Shai Gilgeous-Alexanderio problemą, kuris yra kol kas geriausias pasaulio čempionato žaidėjas ir nelabai kam pavyko jį sustabdyti. Visgi yra gerų pavyzdžių, kaip žaisti su Kanada. Būtent Brazilija įklampino kanadiečius į lėtą krepšinį, surakino jų puolimą, jie negalėjo bėgti tiesiog atviroje aikštelėje ir rinktis lengvų taškų. Ispanai taip pat didžiąją laiko dalį kontroliavo rungtynes, taip kad Svetislavo Pešičiaus kariauna turi tų gerų pavyzdžių, kaip galima žaisti prieš Kanadą. Tuo metu kanadiečiams bus svarbiausia spręsti Bogdano Bogdanovičiaus klausimą ir jie turės čia šioje vietoje Dylaną Brooksą, kuris vedė iš kantrybės Luką Dončičių. Taip kad daug tų įdomių mikro dvikovų, kur be pažiūrėsi, ten mūsų laukia, ne veltui tai yra pasaulio čempionato pusfinalis, bet manau, kad kertiniu faktoriumi galėtų tapti Nikola Milutinovas. Tai yra tradicinis vidurio puolėjas tarp 4 likusių pasaulio čempionato komandų kovojančių dėl medalių. Tai yra vienintelė tokia komanda su tokiu tradiciniu vidurio puolėju ir manau, kad jis galėtų daryti rezultatą, daryti skirtumą, kaip ir daro viso čempionato metu ir kad ir kaip keista, galbūt būtų labiau kryptų širdis link Kanados, vis dėlto prognozuoju pergalę Serbijai. Antrasis pusfinalis JAV Vokietija ir aš spėju, kad kas laimės šį pusfinalį, tas taps pasaulio čempionu.
dar labiau intriguojanti dvikova ir jau prieš pirmenybių starte buvo sakoma, kad Vokietija yra ta komanda, kuri turi viską, kuri gali rimtai kovoti su amerikiečiais, visose pozicijose turi aukščiausios klasės žaidėją. Net nebejoju, kad Denisas Šrioderis antrą vakarą paeiliui neturės tokių prastų rungtynių, kaip turėjo prieš Latviją, 4 metimai iš 26, -10 naudingumo balų. Denisas Šrioderis tikrai bus kitoks su amerikiečiais, bet galime tikėti, kad Anthony Edwardsas pasitaupė su Italija ir pusfinalį bus irgi jau kitoks. Laukia tikrai dviejų greitą krepšinį mėgstančių komandų žaidimas ir amerikiečiai tokiose rungtynėse dažniausiai jaučiasi labai patogiai, bet jiems svarbiausia yra kontroliuoti lentą. O ūgio pranašumas, gebėjimas kovoti kamuolius, man atrodo, yra Vokietijos pusėje. Danielis Taisas, Moricas Wagneris priekinė linijoje, grįžo ir Francas Wagneris, kurios milžinišką impulsą duoda Vokietijos komandai, taip kad turi faktorių ir vokiečiai, nors amerikiečiai yra nebejotini šios poros favoritai bei viso pasaulio čempionato, bet jau draugiškos rungtynės parodė tarp Vokietijos ir JAV, kad čia galima tikėtis intrigos. Vokiečiai pirmavo 16 taškų, bet Anthony Edwardsas tuomet sugebėjo ištraukti amerikiečius. Dabar mano spėjimas, kad vokiečiai sužais žymiai geresnės rungtynės negu su Latvija, primes savo žaidimo tempą, sugebės reguliuoti rungtynių eigą, ką mėgsta daryti Gordy Herbertas, keisti žaidimo stilius ir pateiks sensaciją bei žengs į finalą. Paskutinių dienų poros sudėliotos ir dabar pabandysiu tiesiog paprognozuoti, kaip įsidėstys galutinė pasaulio čempionato rikiuotė nuo 1 iki 8 vietos ir pradedu nuo pasaulio čempionų ir kaip ir sakiau, kas laimės pusfinalį tarp Vokietijos ir JAV, tas taps pasaulio čempionu. Taip kaip prognozuoju, kad Vokietija finale nugalės Serbiją savo įvairiapusiškesnių žaidimų, daugiau ginklų kiekvienoje pozicijoje ir manau, kad serbams pritrūks talento į žaidėjo poziciją, norint iškovoti pasaulio čempionės titulą. Tuo metu bronzinį mūšį pagal mano prognozę turėtų laimėti amerikiečiai, kurie susitiks su tokį patį žaidimo stilių žaidžiančią Kanadą, bet šioje vietoje tiesiog, kai žaidži tą patį krepšinį, amerikiečiai visą laiką yra pranešesni, kadangi pas juos yra visi 12 NBA žaidėjų, visi 12 yra prie žvaigždžių statuso, taip kad bronzą atiduoda JAV, 4 vietą Kanadai. Kovos dėl 5-6 vietos susitiks braliukai Lietuva su Latvija, taip kad laukia čia labai įdomi dvikova, tikiuosi, kad taip ir bus, mano prognozė pasitvirtins pirmosioms rungtynėms, o dėl 5 vietos lietuviai vėl įrodė savo pranašumą prieš latvius, kaip ir draugiškos rungtynėse, tik čia jau bus gerokai atkaklesnis mačas, nes tiek vieni, tiek kiti yra pajutę tiesiog žaidimo skonį ir labai gerą krepšinį demonstruoja viso čempionato metu, taip kad šios rungtynės turėtų tapti viena iš čempionato pirmenybių puošmenų. Na, o dėl 7-8 vietos susitinka Slovėnija ir Italija ir čia mano prognozė, kad Luka Dončičius vėl žais, Luka Dončičius nenorės pralaimėti visų 3 mačų paskutinių pirmenybėse ir nugalės Italiją, kuri iš 8 komandų bent jau iki šiol man atrodė kaip silpniausia rinktinė patekusi į ketvirtfinalį. Tai yra paskutinė mano laida susijusi su pasaulio čempionatu, bet krepšinis nesibaigia, netrukus prasidės LKL, prasidės Eurolyga, taip kad prenumeruokite mano kanalą, prognozės tęsis, krepšinis irgi įsisiubuos jau klubinis ir iki kito karto.